Ir aš jį prisižiūrėjau, kaip bitininkauja tėvas, ir aš pradėjau bitininkauti. Ir ką patinka šitas darbas, juk čia kruopštus darbas labai. Patraukimas yra, paskui imprantė ir traukiam bitės, pareina, kur iš darbo ar kur tai neina ten pietauti ar kambarien, kur nori žiūrėti, lakė kaip bitės pažiūrėti, dirba kaip ar spiečias, ar nesispiečia. Kitais metais daug spiečiųgi būna. Ant jelus keli aviliai įsispiečia. O kiek dabar avilių turi? Nu, dabar šiuo laiko 23 turim. Nu, tai dvigubinsi juos iki 40-50. Tai jau, kad metai jau netie, jau nenorėtų aš įdėdyti, jau geriau šitį prižiūrėti. Tai kiek spėjau viso medaus nesuvalgot. Aš žinau, kad kaimynam duodat ir man dar, bet nesuvalgot viso. Tai kaip kita, kur dedat kitą? Parduodam, atvažiuojant iš Vilnių, jau kad tai pas mus perka kas metai, tokių yra. Tai jie žino, kad mūsų medus jau geras, o ypač griekiuką būna medus, naudingas, skanus ir vaistai geri nuo griekių medaus. O sveikiausias koks medus, kaip atrodo? Nu, griekių liepų medus būna, liepų labai geras irgi. Liepai dabar šiuo laiku žydė jau, tai eina labai ant liepų bitės. Dar 5 valandos pasikėliu ir šiandien va tai jau pilni liepai jau tik kaukė bitės eina, staugia jau tenais. Nu ir blogiausia šiame vasarą, kad mažai lietaus nepalėja. O kai palėja, tai tada jos labai daug daugiau medaus prineša. O kaip sausumas, išdžiūsta žiedai, išdžiūsta gėlės tos, mažai jos prineša, tada neranda to medaus. Tai va tokia. Kiek iš avilių maždaug medaus? Būna visokių metų, kai pernai užpernai, tai nemažai, po kokį, nu, maždaug palyginus kokį po 30 kg iš avilių būna. Kaip geri metai. O šie metai silpnai. Šie metai nežinau, kaip čia toliau bus. Ale kol kas tai mažai. Nedaug. Tai gerai, žinoma, pats dar ilgai ūkininkausi. Bet tai, o paskui iš vaikų. Nu, tai perims kas nors, jaučiasi. Tai turiu 2 sūnus dar ir žentas, tai gal sūnus, kuris čia Trakuose gyvena, tai gal perims. Medų mėgsta jie, žinoma, ne? Kodėl medaus? O paskui, kai reikės, ir patys ims. Nu tai aišku, medų mėgsta vaikai. Geriausia vandeninė. Va. Pačios viskus jau. Bet jeigu norėtum, čia galėtum biskį medaus įsuk, nieko. Nu, kaip jūs įsuksit, nu? Kaip jūs dar suprantat medaus? Nu, jeigu rėmelius tu padarytum, įdėtum. Ką man reikia tų rėmelių? Aš žinau. Rėmelius tai taip. Jo, tada galėtum sukti. Medaus nieko nėra, matot? Visiškai medaus. Aha, tai kuris dingo, nesumečiau. O kur jūs dingo? Tai iš kur jūs prineš? Pamirškit medų šįmet. Šįmet investicijos į bites, o ne iš bitių. Nu tai mato, kad tu karišką beveik uniformą apsivilkęs, žinai. O, prie šito prisiūta. Gal pažiūrėkit, kokie gurvuoliai pikio. Va, begalinis pikis. Bitės anksčiau tokiuose drevėse gyvendavo ir egzistuodavo, taip? Nu, tai anksčiau ne bitininkai skaitės, o bartnikai buvo. Aha. Ir tokias va, medžiuose skartuotas dreves vadino barciom, dzūkiškai, barce. Tai jos būdavo aukštai, 6 metrų, 10 metrų. Dar yra išlikę keli C3 pušelas pas mus. Tai sugebėdavo paimti žmonės tą medų pasinaudoti? Nu taip. Nu pjaustė, išpjauna korį visų, nu ir paskui... Su visų medum? Paskui kokiu tai presų spaudė. O kur tai daugiau spaustas medus? Nesuko spaudė presą. Va. Šitas liežuvis reikia išimti. Man atrodo, paskutinį momentą aš čia nufilmavau. Man reikia bėgti. Reikia bėgti, tik nemosikuokit, ne viena bitė jūs nekūs. Bitės bailių nemėgsta. O kas jūs galvojate? Visos šitos nuspėti, jau matėt, tranai belikė šitos.
tos medaus biskį turi. A čia jau medaus. Pažiūrėkit, ką pramiai guli visas, matot? Perų niekur bicinių nėra, traniniai va. Va šitos biskį medaus turi, va. Viršui. Tai eikime. Jau ir kita gynyba. Nu, va. Dengti per eicinam. Tai va Tai čia skaitosi jauna šeima, kuriai... Dirbtinai sukurta jauna šeima. Kurią reikia Užaugyta pamaitinti. motina veislinė, jom atiduota ir jos motina prisėmė, va, kaip matot, jau perų pridėta, dengsi perai. Nu, šie metai tokie, kad reikia dirbtinai maitytis. Aš kandį tešlų dedu, penėtuvės specialios yra dedu ir be kitap bitės nesvysto visai. Kadangi nektaro beveik neranda jos, tai jos motina kiaušinėlių nededa. Ir stovi va tos bitės tiek. Nei gyvos, nei mirį, kai sakant. Tai va duodzi jom papildomai ir tada visai kita per perus augina ir viskų. Nu va, dabar sendėta plokštelė. Nu va, jau pučia, va jau korį daro, matot. O kapsų nektaro, tai va tu pažiūrėsim, ar jau kiek turi, neturi, bet liūdnokai. Nu va, ne, yra įnešta, vagi. O. Biskins įnešė, bet tai kas tas biskis? Jam labai daug reikia, pačiom bitėm, kad išgyvens. Augina šeimynas, nemenkas. Nu va. Pačiom išgyventi šeimai daugint. Nu, taip. Ir rezervų jau nebelieka sveikatos. Ir tada reikia truputį pamaitinti, kad jau Reikia sukauptų maityti būtinai. sunkesniam laikui žiemai. Gali nemaityti, bet bus nuvežimavo silpno šeimas tada. Ir jau negerai. Tai dar kaip išgyvens. Ne, išgyvens svarbiausia. Aš tai pavasarį apžiūrų, visas silpnas šeimas jungiu. Labai lengva jungti. Aha. Sukraulinį vienu ant kitą ar viską. Nu šitie, apskritai šitie aviliai yra patogūs auginimui, Nu, bitininkavimui. tai yra pramoniniai aviliai ir... Štai nemėgėjų aviliai. O ar mėgėjai negerai mėgėjam? Juk irgi Ne, praktiška. galit laikytis, nu, bet tai už 2-3 šeimas turėjo, kai po 300-400 šeimų turi žmogus, tai tas toj priežiūra lengvesnė. Motinų keitimas lengvesnis. Pats visas darbas paprastesnis, lengvesnis. Jūs bitinikaunat savo dadanuose, dadano aviliuose rėmukais. O čia niekas nesaskina rėmukais. Čia bitinkavimo korpusais. Ir aš medų kapimu, tai aš nerankioju po rėmukų. Aš visų korpusų nuimu. Ir paprastai. Dabar vienas, antras tas korpusas, tai čia viena šeima. Ar gali būti atskirai tos šeimos, jeigu plokštelę kokią uždėjus, tai tada gali šeimų Nu daugiau? tai va, neturėjau dugno, va čia 2 šeimynos. Va. Tai gali tretų dėti, bet suprantat, nepatogu. Norint šitų šeimų nuveikti, šitą reikia nukelti. Nukelti reikia. Sutvarkysiu, va dar grikiai atžydės, aš jas išvešiu iš čia, jų nelik šitų bičių. Kito vietą pervešiu. Šitas jaunas. Tai va 3 korpusai jau sudėti. Tai šito šeimukė. Ir kuria, siūlo, va. Siūlo. Vagi. Irgi Atsiūtas jau korys. naujas koriukas Kiek įdėtas. čia esu, ir vėl. palaukit, tuoj pasakysiu, šitų dalykų darbų dariau su jom sekmadienį. Tai va šiandien šeštadienis, tai 6 dienos. O tad čiuvo korį. O, ir savo motiną. Pažiūrėsime. Na, va, matot, kaip gražiai. Pera jau. Kai motina jauna, tai ištisai būna, jokių plyšukų nebūna, ištisai būna vien perai. O jei sena motina, tai tokiais gabalukais išmėtyta. Tai klausyk, ar jos pačios motinas keičia tos, kur pasensta, ar tu pakeiti? Jauna vis. Tai ir aš keičiu, ir pačios įsispėcia. Visko būna, bet šiemet tai tik 2 šeimas pas mane paspėti. Tokių metų dar aš neatsimenu. Tokių metų neatsimenu.
Ką tu žiūrėk? Nespėti visą bitą. Žinau. Nu, kaip jos piesiai, jai šitų nektaro nėra. Na, va, biskį įnešta, nu, bet kas įnešta. Čiut. Tai juk Amerikoje didžiausia krizė buvo, bičias naudoja apdulkinimo ir staigiai praktiškai beveik viso žuvo. Ar ten dėl tų chemikalų daugiausia atrodo? Tai yra kultūros mono vadinamos. Įsivaizduojat, 1000 iki 5000 vienas laukas saulėgražų, ar rapso kokio, ar dar kokių tai kultūrų. Įsivaizduojat, kaip tos bitės, nu, paprasčiausiai pavyzdį pasakysiu, kaip jūs maitysitės vien mėso. Daugiau nieko vien mėso, kiek jūs tysit? Kiek tysit? Arba vien duono. Nu, negerai, organizmų negerai, suprantat? Jo. Tai tas pat lygiai ir su bitėm. Jos atsineša vienodą žiedadulkės, vienodų nektarų ir labai imuninė sistema negerai jom. Išsigimsta Taip, praktiškai. kažkas negerai tai paskui jom gali. Tai ten pagrindinė priežastis buvo Taip, tokia. monokultūros didžiulė. Antras dalykas, labai pesticidų daug naudoja. Nu jau. O dar GMO šitas. Taigi bus modifikuota. Tai išvis. Aviliai yra daugiaaukščiai, korpusiniai, bedugniai dar tiksliau. Apačioj dugno nėra, tai tik tai tinkliukas, kad neįlystų graužėkas kokis. Ir viskas, o ką. Bitininkavimės labai paprastas su juose. Vienu žodžiu vidurint putų polistirolas 2,5 cm. Va šičia sudėtas. Ir paprastų kardonų apkaltas. Sako, šitas kardonas menkai laiko. Tai mano kokie 8 metai, kai bitininkauta šituose aviliuose, tai faktiškai remonto dar man nereikėjo. Kokybiškai apdažyta ir laiko. O kaip matot, įvairiausių tipų, spalvų. Taigi ne kožnais metais. Vienais metais dažau mėlynai, kitai baltai, kitai geltonai, kitai vėlva kažkokia melsvos spalva, matot? Tai dėl ko skirtingos spalvos? Nu, kad bitės geriau skirtų. Kad skirtų. Bet čia faktiškai viena šeima, viena motina. Viena? Tai jos, kad visą avilį geriau skirtų? Ne, jos atskiria savo avilį geriau. Nu tai dėl avilių. Nu, taip, atskiria. Aha. Kuriom sugrįš. Jau svoris yra. O, nori palaižyti valensai. Ne. O, ir uždarinėti jau pradėta. Jau akiuoja. O čia. Ir mat viena šeima, viena motina kiek gali. Motina dirba, kolegų paklausiau ir pats išbandžiau. Geriau. Reikia ant 3. Bet tai yra tie mažiukai. Po 8, mažiukai, po 8 korpusus, tai ne 10. Daugiausiai po 8 rėmelius. Tokius pat rėmelį, bet po 8. Ir ten korpusai nešildyta, nieko iš paprastų lantų, kaglinių. Ir taip žiemą palikti. Taip. Tuvės, va matot, dedu kandį tešlų rėmelio pavidalą. Tuvės tokias kandį tešlų dedu. Ir tom jaunom šeimom dedu. Va, buvau. Gerai. Va, mano spyna matot kokia? Nu, fantastika. Nebuvo tokių nelaimių? Ne. Duok Dievai. Tai čia duonų gali kepti ir bandas ir viskų gali daryti. Ir dar suolukas padarytas šildomasis tenai. Gali atsisėsti, tai šilta. O, tai vadindavom pas mus prisius. Tai žemaitiškai tai ten. Jo. Pas mus tai dzūkiškai suolalė, sako. Kaip?